praėjusių metų 7 numeris, kuriame yra tų dingusių priedų visa genezė, nuodugni studija, versijos šitų dokumentų dingimo, atsiradimo, sąsajos šitų dokumentų. Ir taip pat šių metų birželį yra paskelbta pirmoji akademinė publikacija. Jinai pasirodys naujausiame Lietuvos istorijos studijų tome. Tai yra Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslinių straipsnių rinkinys. Toliau, tęsdami mūsų antrąją dokumentų grupę, grįžtame prie Jungtinių Amerikos valstijų. Kurgi jos dingo? Tyrimo pradžioje per pirmą ekspediciją Čikagoje aš aptikau vienintelį šaltinį, kuriame buvo pažymėta štai. Jau Liepos 18 dieną dienraštis The New York Times, žinote, kad įtakingiausias ir vienas didžiausių nacionalinių dienraščių Amerikoje, paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos jau šiandien pašalino visas galimas formalias kliūtis laidoti Lietuvoje kapitoną Darių ir Stanley Girėną. Ir šitas sprendimas buvo priimtas valstybės departamento po to, kai instrukcijų paprašė Jungtinių Amerikos valstijų diplomatinė atstovybė Berlyne. Argi tai yra neįdomu? Daugiau jokių paaiškinimų. Taigi, šis pavasaris, tai yra viena sekundė, iš tikrai labai intensyvaus tyrimo Jungtinių valstijų nacionaliniame archyve, kuriame fondų mastai yra tikrai protu nesuvokiami, tačiau laimiai lydėjo sėkmė ir jau antrą dieną, neturėdama išankstinių nuorodų, aš jau laikiau savo rankose specialią Darius and Girch, tai yra Dariaus ir Girėno bylą, išslaptintą valstybės departamento bylą su unikaliais dokumentais. Tai čia va keli popieriukai prie mano kompiuterio ir guli. Ir tai yra pluoštas tiesiog nugarėlių iš to fantastiško segtuvo, prie kurio dar teks ilgai padirbėti. Ir štai čia turime praktiškai visą šiai dienai reikalingą medžiagą, pradedant pirmąją telegramą Jungtinių valstijų generalinio konsulo Berlyne apie katastrofą. Įdomus momentas, kad valstybės departamentas Vašingtone apie katastrofą sužinojo greičiau negu užsienio reikalų ministerija Kaune. Ką tai rodo? Tai vėlgi rodo tai, jog šis įvykis prasidėjo valstijose ir teisiniu bei politiniu formaliuoju požiūriu tai buvo Amerikos rūpestis ir Amerikos politikų bei administratorių atsakomybė. Ir didelis pluoštas dokumentų, kurios teko peržiūrėti ir be šios specialios bylos, liudija štai ką, kad valstybės departamentas, čia yra citata tiesiog iš vieno dokumento, kad valstybės departamentas iš tiesų patvirtino, kad būtent Lietuvos vyriausybė po katastrofos savanoriškai pasiprašė palaidoti šių aviatorių palaikus ir surengti jiems nacionalinės arba valstybinės laidotuvės, nepaisant to fakto, kad jie yra naturalizuoti Amerikos piliečiai. Ir kaip rodo gausi dokumentacija, dėl politinių motyvų iš tiesų Vašingtonas pasinaudojo šituo siūlymu ir užėmė kategorišką ilgalaikę poziciją, tai yra nusišalinimo poziciją ir iš tiesų, taip sakoma, toliau visi šunys buvo kariami ant Lietuvos vyriausybės. Ar kartais mūsų politikai neapsiskaičiavo, apie tai mes dar spėsim kelis žodžius pasakyti pabaigoje. Tačiau, kaip matyti štai ir iš šio dokumento, Jungtinių Amerikos valstijų atstovybė Kaune labai nuodugniai sekė visus procesus susijusius su katastrofos tyrimu ir įamžinimu Kaune. Ir būtent ši diplomatinė korespondencija, adresuota valstybės departamentui, turi daugiausiai įslaptintų duomenų. Tai yra visiškai konfidencialios medžiagos, kuri be abejonės vien dėl to lygi šių laikų nebuvo prieinama tyrinėtojams. Neturiu galimybių leistis į detalės, todėl bendrai pasakau, kokios yra kol kas atodangos po šito pirmojo darbo Jungtinių valstijų nacionaliniam archyve. Pirmiausia, juodu ant balto parašyta, Jungtinių Amerikos valstijų prekybos ir valstybės departamentai traktavo Lituanikos skrydį kaip nelegalų ir Liepos 15 jau ir 16 dienomis svarstė galimas sankcijas, tai yra buvo pradėtas tyrimas dėl galimo incidento.
Po katastrofos valstybės departamentas veikia pagal prekybos departamento rekomendacijas. Tai yra, prekybos departamentas įspėjo, jog yra teisinis kazusas, galimas juridinis incidentas ir kad valstybės departamentas bet kokius veiksmus turi daryti arba nedaryti, atsižvelgiant į šį momentą. Trečias aspektas. Vien apie jį galėtumėm kalbėti iš tiesų visą dieną, nes yra masė karinės žvalgybos duomenų, kurie liudija, jog iš tiesų katastrofa įvyko paprastai liaudiškai tariant, labai blogų metu, labai blogoje vietoje. Paminėsiu tik vieną aspektą. Jau 35 metais diplomatinė korespondencija liudija, jog diplomatiniai sluoksniai buvo giliai sunerimę, kad būtent ties tuo ruožu, ties sieną Vokietijos ir Lenkijos, buvo paskeltas toks stačiakampis neskraidimo zonas. Ką tai reiškia? Versalio sutartis, žinoma, trukdė, draudė Vokietijai rengti bet kokius militaristinius įtvirtinimus ir kurti bet kokią bazę galimam revanšizmui. Ir žinoma, pasienis rytinis buvo vienas iš strateginių geografinių regionų. Ir būtent ten, tas paskelbtas neskraidimo zonos stačiakampis yra vos už 15 kilometrų nuo tos vietos, kur įvyko katastrofa. Aišku, šitą faktą reikia jums plėtoti ir daug aiškinti, bet tikrai neperdedama galiu pasakyti, kad vien tai, jog jie atsirado būtent ten, turėjo labai daug įtakos ir kirto per tuometinės Vokietijos vidaus ir užsienio politikos prioritetus. Toliau, Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė per 24 valandas užėmė neutralią poziciją ir perleido visą atsakomybę Lietuvai. JAV nusišalino pasinaudojusi oficialiu Lietuvos pasiūlymu ir toliau JAV vyriausybė 33-35 ir galimai toliau, nes tiek siekia mano nagrinėta dokumentacija, ignoravo Amerikos piliečių ir politikų, senatorių, kongresmenų spaudimą imtis nepriklausomo katastrofos tyrimo. JAV niekada nekeitė pozicijos ir valstybės departamentas neutralumą rekomendavo vyriausybei, tai yra kitiems departamentams ir netgi prezidento administracijai, tai yra baltiesiems rūmams. Išvada dėja yra tikrai nuvilianti, kad Jungtinės valstijos niekada neinicijavo, nepradėjo ir juolab nevykdė oficialaus katastrofos tyrimo. Sudedant į vieną tai, kas jau pasakyta apie Lietuvos ir Vokietijos tyrimus, aš imuosi atsakomybės teigti, kad Lituanikos katastrofa deramų lygių nebuvo tirta niekieno ir niekada. Toliau, ką mes galime kaip išvadą pridėti prie šių teiginių. Ir štai dėja Petras Jurgėlas savo monografijoje 35 metais suklydo, teigdamas, kad nežiūrint to, kad po Solino miško tragedijos praėjo 2,5 metų, tautininkų Amerikos Lietuvių sąjungos pastangomis, Amerikos piliečių Dariaus ir Girėno žuvimo klausimų 35 metų sausį susirūpino Amerikos kongresas ir JAV teisingumo departamentas. Pavyko rasti tuos dokumentus, kuriais remiantis Jurgėla parašė šitą teiginį ir pavyko rasti tolesnius popierius įrodančius, kad ir šitos iniciatyvos buvo tučtuojau nuviešintos. Ką domina gilesnis toks požiūris, išsamesnė analizė, galite pasiskaityti Valstybės žurnale pirmąją publikaciją, pirmąjį paviešinimą apie šios radinius, o toliau, baigdama jau savo šitą pranešimą, grįžtu į Kauną, kur mes šiandien ir esame. Ir palieku kaip vis dėlto atvirą klausimą. Ar tas Lituanikos katastrofos atomazgas, kurias mes visi žinom ir iki šiol jaučiam, iš tiesų nulėmė mūsų politikų trumparegiškumas. Pasižiūrėkim vien į tarpukario epizodą. Kas dėjosi po to, kai Lietuva su dideliu entuziazmu prisijėmė ir įamžinimo, ir laidojimo, ir tyrimo rūpesčius. Išėjo fiasko. Tai yra, oficialūs tyrimai paliko abejonių. 34 metų birželį tarpžinybinė komisija atmeta Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių klausimus ir spaudimus vis dėlto pratęsti tyrimą. 34 metais ta pati komisija konstatuoja, kad lakūnų įamžinimo būklė yra nepakenčiama.
Tik 37 laikinas mauzoliejus Rūsys ir 39 diplomatų korespondencijoje minima, kad paminklai Kaune nerandama lig šiol deramos vietos paminklui mūsų nacionaliniams didvyrams. 33-44 du kartus žlunga Lietuvos aeroklubo tikrai puikiai iniciatyva išleisti dokumentalią monografiją. Dokumentai buvo renkami ir bent 2 kartus ta monografija nebuvo išleista. 39 metais, turiu irgi dokumentus, paprašius užsienio reikalų ministerijos Berlyno kolegų, tai yra vokiečių užsienio reikalų ministerijai paspaudus per diplomatus mūsiškius Kaune, iš viešų skaityklų paprašyta išimti net nekaltus romanus apie Lituaniką, kur buvo keliama pašovimo versija. Ir toliau turėjome pokarį jau, ką turėjome, tačiau, žinoma, vėlgi, čia reikia studijuoti teisinius ir politinius aspektus, nes dėja šios istorijos visas tęsinys buvo toks, kad besikeičiančios valdžios iš tiesų tai išnaudojo savo strateginiams ir propagandiniams tikslams. Šie faktai jums jau žinomi, todėl aš jų garsiai netgi nebeskaitysiu ir skubame apibendrinti. Norisi priminti ir atkreipti jūsų dėmesį, štai čia ekspozicijos viduryje yra puikios nuotraukos iš palaikų sutiktuvių Aleksote. Įsižiūrėkite tuos karstus, kurie buvo uždengti 3 valstybių vėliavom. Ir pagalvokite dar kartą labai gerai, ką tai reiškia. Ir čia jūs matote nacių vėliavą, čia jūs matote valstybių vėliavą, čia jūs matote tas vargšės mumijas, kurių iš tikrųjų likimas buvo visiškai nesuderinamas su nacionaliniu didvyrių statusu ir aura. Ir žinoma, iki 64 metų laidotuvių, tai turbūt galima vadinti makabrišką istoriją. Suma sumarum, Dariaus ir Girėno istorija mums šiandien yra visiems turbūt žinoma kaip nepaprastai drąsi asmeninė, pirmiausia, Dariaus iniciatyva, kaip didžiulė visuomeninė akcija, tiesiog nebūta Amerikos lietuvių santalka. Darius buvo tokia asmenybė, kuri sugebėjo suvienyti Amerikos lietuvius kaip niekas kitas prieš tai ir niekas kitas po to. Tai buvo, aišku, tų laikų technologinis eksperimentas ir tai iki šiol yra mūsų tautos atmintis, paveldas ir naratyvas. Šiuo tyrimu aš noriu užpildyti šią spragą ir papasakoti dar, kad Dariaus ir Girėno istorija tai taip pat buvo sudėtinga, labai įdomi ir labai rimta juridinė procedūra. Tai buvo verslo projektas, kalbant apie 2 aviatorių asmeninę dvišalę sutartį, kuri taip pat yra iki šiol niekur nepublikuota. Tai yra 3 valstybių labai sudėtinga sąveika, tai yra skirtingų politinių interesų sankirta, tai yra oficialūs katastrofos tyrimai su visais savo užkulisiais ir visom daugybinėm aplinkybėm, ir tai yra ilgametė, ilgalaikė, politinė ir ideologinė šio įvykio traktuotė. Taigi, tai stengiamės išsiaiškinti, šis tyrimas yra numatomas dar mažiausiai 1 metų iki disertacijos pabaigos. Tiesiog nenorėdama kankinti besidominčių, aš sukūriau šį tinklalapį, ten skelbiu bent jau tas naujienas, kur mes esam, ką darom, ką randam, ko ieškom, taip kad labai kviečiu užsukti. Na ir po disertacijos norėsis kažkada jūs pakviesti į monografijos prezentaciją, kur jau bus visa tyrimo medžiaga, kurį labai tikiuosi šitą istoriją prie jūsų dar priartins, padarys jums skaidresnę, aiškesnę ir geresnę. Ačiū jums labai uždėmesi.